Blet, jisai čia jau bus gavęs tą atsakymą. Gerai, tiek to skambinam, karočiui, žiūrim, ką čia gausis. Keliam, šėrinam laivą. Labą dieną. Labą dieną. Žiūrėkit, čia jūs lapkričio pradžioj buvote atėjęs kardiogramą pasidaryti, Mindaugai. Taip. Supratau, žiūrėkit, jums atsakymą kažkas pranešė, ar nieko negavot? Kaip? Ar jums atsakymą kažkokį tai davė jau? Tai aš šnekėjau su šeimos daktarė. O jinai atsakymą yra gavus? Ką jinai sakė, nes čia matot, aš gavau papildomai, kad informacijos ir aš žiūriu dabar jūsų šitą visą kardiogramą ir man reikia paskambinti būtinai jums. Nu, nes aš matau, kad jums iš tikrųjų, kaip pasakyti, jūs jaunas dar jaunuolis esat, bet su širdelė čia yra tikrai neprasti reikalai. O galima plačiau kas? Nu, čia pagrindinė viršutinė širdies aorta yra žiauriai susiaurėjus ir, nu, taip liaudiškai tariant, kraujas praktiškai nevaikšto ir laikui bėgant pradės stipriai tirpti galūnės, laukia bus labai greitai pradės jo šalti ir galiausiai turėsi tokį kaip nušalimą, pradės mėlynuoti. Nu, čia toksai pradinis mano spėjimas, bet galbūt mes galėtume sutvarkyti tai, jeigu jūs atvažiuotumėte į ligoninę, turėtumėte laiko atsigulti, darytis papildomus tyrimus. Aha, supratau. O čia kaip dabar pasakys, kad kiek laiko trūktų tyrimai tie? Pagrindinius tyrimus padarytume mes labai greitai, nes tokia situacija, kad, nu, žinot, negalim delsti. Čia kažkur per 2 dienas padarytumėm. O paskui žiūrėtumėm, kokia tai ten iš tikrųjų yra situacija ir palei ją mes tada spręstumėm, ką toliau daryti. Ar iškart jūs paskui guldyti, daryti ar operaciją, ar vaistais kažkokiu tai būdu gydyti. Aha, supratau. Bet nenusiminkit, žinokit, aš čia gal prigazdinau, žinokit, nu mes atidžiau pažiūrėsim, čia vis tiek jaunas esate, čia tokia liga, žinot, 3% tik tais iš 100 000 žmonių, bet, nu, pagydoma tikrai. Supratau. Taip. Supratau. Taip, čia radijo stotis Kušma ir jūs tiesioginiam transliacijos eteryje ir jums šitą uždurkę užsakė Lukas, taip kad galite jam pizdinti gerai į bambą. Jo, viskas su jumis turbūt yra gerai. Turbūt ne Lukas, o Mantelis. Nu, gal Mantelis, gal Lukas, negaliu, žinai, pasakyti, aš tik Instagramo šitą matau jo nickname'ą. Aha. Bet manau, perbėgsi per draugus, sakyk, išeinam į lauką biškai pasikalbėti, tada visi aiškinti. Aš jūsų kaip tik pranką, kaip tik nesenai dar žiūrėjau. Ok, ačiū už sekėjus. Viso gero sekmadienį likusiam, iki. Ačiū.